Prie Baltijos jūros įsikūrusi Klaipėdos Litorinos mokykla yra vienintelė vakarų regione specialiosios paskirties ugdymo įstaiga vaikams turintiems klausos negalią. Mokykla dar jauna, bet turinti įdomią istoriją. Nelengvas kūrimasis nusiaubtame buvusiame vaikų darželyje suvienijo ir užgrūdino mokyklos bendruomenę, kuri iki šiol vieningai darbuojasi vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių labui. Pirmosius mokinukus Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla Strėvos gatvėje priėmė 1995 m. rugsėjį. Šiandien kitu Klaipėdos Litorinos mokyklos vardu pavadinta mokykla įsikūrusi naujai renovuotame pastate Smiltelės gatvėje. Kompetitinga specialistų komanda turinti ugdymo įstaiga teikia valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Vykdo pagrindinės mokyklos ugdymo rezultatų patikrą. Mūsų mokyklos misija – ugdyti savarankišką, laisvą, pajėgų savo gyvenimą kurti, gebantį žmogų, ugdyti mokinių saugumo visuomenėje ir pasitikėjimo visuomenėje jausmą. Atsiradus poreikiui ugdyti vaikus turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų, nuo 2013 metų mokyklos bendruomenė į savo būrį priėmė ir šiuos ugdytinius. Šiuo metu ugdomi vaikai turintys sulėtėjusią raidą, sutrikusį intelektą, elgesio ir emocijų, specifinių mokymosi, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Pradinis ugdymas sutrikusios klausos mokiniams trunka ne 4, o 5 metus, nes programoje numatytų dalykų sutrikusios klausos vaikui tenka mokytis ilgiau nei girdinčiajam. Sutrikusios klausos mokiniai mokomi specifinių dalykų – muzikos ritmikos, kalbos ugdymo, dalykinės praktinės veiklos, lietuvių gestų kalbos. Nedidelis mokinių skaičius klasėje suteikia galimybę mokinių veiklos diferencijavimui ir individualizavimui, atsižvelgiant į mokinių kalbinius įgūdžius ir gebėjimus bei specialiuosius poreikius. Ugdymo procese gausiai naudojamos vaizdinės priemonės, modernios informacinės technologijos, inovatyvūs veiklos metodai ir būdai, sudarantis galimybę įsisavinti programą bei įgyti praktinius įgūdžius. Pamokų metu naudojami individualūs klausos aparatai, mechaninės priemonės, pažangi FM sistema padeda kompensuoti sutrikusios klausos vaiko vystymosi savitumus. Kiekvienam ugdytiniui skiriamos specialiosios pamokos – tarties, kalbos ir klausos lavinimo bei logopedinės pratybos. Šių pratybų metu didelis dėmesys skiriamas kalbos mokymui, žodyno turtinimui, rašytinės kalbos lavinimui, kuris koreguoja vaiko vystymąsi, padeda mokytis įvairių disciplinų ir pamažu integruotis visuomenėje. Litorinos mokyklos specialistai teikia surdopedagoginę pagalbą sutrikusios klausos vaikams, besiugdantiems visiškos integracijos būdu. Vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, taikomos individualios terapijos, kurios yra orientuotos į socialinius bendravimo ir elgesio ypatumus. Specialiosios pedagoginės pagalbos mūsų mokiniams strategijos nukreiptos į tolimesnės jų raidos skatinimą. Tai yra saviraiškos įgūdžių, kalbinės raiškos, teigiamo elgesio bei savarankiškumo ugdymą.
Atsižvelgiant į individualiuosius vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, šalia bendrųjų metodikų derinamos ir specialiosios. Iš jų būtų galima paminėti struktūruotas mokymas, taikomoji elgesio analizė, vizualinė komunikacija. Ypatingas dėmesys skiriamas švietimo pagalbos teikimui. Vaiko gerovės komisijoje nuolat analizuojami mokinių mokymosi pasiekimai, stengiamasi, kad kiekvienas mokinys pasiektų savo asmeninę pažangą. Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami sporto, matematinio ugdymo, jaunųjų kalbininkų, ekologinio ugdymo, meninio ugdymo, kulinarijos, šokio, kaniterapijos užsiėmimuose. Jų metu mokiniai plečia pažintinę veiklą, ieško, tyrinėja ir atranda daug naujų dalykų. Ką išmokau kulinarijos būrelyje, tą pritaikau namuose ir nustebinu savo šeimą. Man labai patinka gaminti. Mūsų mokyklos mokiniams sportuoti labai patinka. Patinka jiems dar ir dėl to, kad jie gali susitikę bendrauti gyvai gestų kalba. Taip pat Kurčiųjų federacijos dėka mūsų mokyklos mokiniai gali dalyvauti įvairiose varžybose ir Lietuvos čempionatuose, ir Baltijos žaidynėse. Mokiniai yra pasiekę daug laimėjimų, plaukimo, bėgimo, šaškių, šachmatų, krepšinio varžybose. Bet daugiausia pasiekimų mes turime iš stalo teniso varžybų. Litorinos mokykla nuolat atvirai ir glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, skleidžia informaciją apie mokyklą, skatina tėvų aktyvumą, įtraukia juos į mokyklos gyvenimą, rengia atvirų durų dienas, tėvų konsultacijas, bendruomenės šventes. Mokiniams ir jų šeimoms mokykloje teikiama kompleksinė pagalba. Ugdymas pagal individualiąją programą, logopedo, judesio korekcijos specialisto, mokytojo padėjėjo pagalba, dienos priežiūra, tėvų savitarpio pagalbos grupė, tėvų kavos klubas, kuriame prie kavos puodelio dalijamasi vaikų pasiekimais, aptariamos iškilusios problemos, semiamasi ugdymo naujovių. Kad mes tėveliai galim susirinkti kartu, galim viens kitą palaikyti kartu su vaikais ir dalyvauti užklasinėse veiklose, ne vien tik mokykloje, bet ir miesto, ir tarpusavyje. Kartu ir viens kitam padedam. Ir vaikai tom pačiu bendrauja, jie turi ryšį viens su kitu. Ugdytiniai iš Klaipėdos apskrities gyvena mokyklos bendrabutyje, kuriame įrengti ne tik vaikų miegamieji, bet ir žaidimų bei poilsio kambariai. Bendrabutyje sukurta namų jaukumo aplinka neleidžia liūdėti vaikams, visą darbo savaitę gyvenantiems toli nuo šeimos. Aplinka tokia jauki, maloni, kaip darželio aplinka, o tokiems vaikams reikalinga tokia šilta, maloni, jauki, kad ir mamai, pavyzdžiui, labai čia man patinka. Aš ateinu pasimti vaiko ir ateinam rytais su tokiu didžiuliu malonumu, džiaugsmu. Ir man vaikui čia labai patinka. Vien ta aplinka jauki, šilta, malonu. Pagal kiekvieno vaiko pomėgius ir gebėjimus mokykloje vykdomas popietinis ugdymas. Ugdytiniai aktyviai dalyvauja įvairiose vaikų ir jaunimo festivaliuose, teatrinėme gyvenime, meno projektuose, o taip pat patys organizuoja įvairius renginius ir šventes. Mokykla vadovaujasi švietimo humanizavimo, demokratizavimo ir tolerancijos principais. Stengiasi kurti šeimos, tarpusavio supratimo, gerumo, draugiškumo aplinką.
formuoti sveikos gyvensenos sampratą. Mokykloje nėra vietos nuoboduliui, joje pilna paslapčių ir daug dar nepažintų dalykų. Tai mokykla, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi unikalus, nepakartojamas, vertingas ir mylimas.